Lietuvai pagražinti draugijos dviratininkų žygio per žydinčią Aukštaitiją dalyviai sveikina visą Lietuvą iš Rokiškio. Šiandien jau 4. renginys, čia startavom vakar Panevėžy, išlydėjo vyskupas pasveikino mus tenai prie bažnyčios, atsidūrėm Biržuose renginys Biržų pily, po to Vabalninke pagerbėm monsinjoro Vasiliausko atmintį ir jo tėviškę Vabalninkę, mūsų draugijos garbės pirmininką, šviesiausia Lietuvos asmenybė, danguje jisai stebimus ir padovanojo mums šiandien gražų orą Rokiškyje. Tai atvažiavom dabar į jūsų tą Velniakampio parką, kuris jūs čia nuostabiai sutvarkė tą gamtos kampelį, pritaikė žmonių poilsiui ir gerbuviui. Pravažiavę pro Rokiškį, pravažiavę tą Panemunėlio seniūniją, pamatė Tunaičio Antano ir Joanos tą sodybą, aš jį jau pavadinsiu nacionaliniu muziejum Lietuvos. Pernakvojom toj sodyboj, pajutom tokį svetingumą ir šilumą tų žmonių. Ir visur, kur sutikom, Panemunėlį, čia Rokišky dvare, kaip mus priėmė, jaunieji dviratininkai atlydėjo čia iki čia ir muzika, ir klasika, fortepijonas sugrojo dvare. Esam sužavėti tą jūsų aplinką žmonėmis ir labai važiuojam su dviračiais, pakelės, parkai, visos sodybos, stebuklas, kaip jūs čia išgražėja. Bažnyčios klebonas, dekanas mums šiandien pravedė ekskursiją pro bažnyčią, po bažnyčią, tie altoriai pagaminti Belgijoje ir visi ties klausyklos. Lietuva, neturime ten Vilniuje nei tokio dvaro, nei tokių bažnyčių. Ten yra daug bažnyčių, bet čia pas jūs atrodo gražiausia mums bažnyčia. Tai va, tai labai jums ačiū. O mūsų misija, jau antrus metus mes darom tą žygį. Panevėžio Lietuvai pagražinti draugijos skyriaus pagrindinė delegacija. Čia visi mūsų draugijos nariai, nuostabus žmonės. Pirmininkas Vidmantas Kartanas, pavaduotoja Branytė Slapšienė ir kiti čia vyrai, visų neišvardinsiu. Va, Steponas Kubeckas, mūsų metraštininkas, viską nufilmuos. Ir tas žygis skirtas šįmet pastinga Lietuvos 100-metį draugijos minėjimo 95-mečio metinės šįmet. Tai mes minim kalbam apie tai mūsų aušrininkų, varpininkų idealus, kad reikia sugrįžti mums prie vertybių, kad mes neįsivaikščytum, kad Lietuva išliktų per amžius. Ir jaunimas, man atrodo, išklauso ir džiaugiasi tais mūsų pabendravimais. Mes pasisemėm tų vertybių iš jūsų žmonių ir mes norim savo perduoti vertybės. Ir tas labai svarbu, labai naudingi tie susitikimai bus per Aukštaitijos rajonus, 11 rajonų šventės, o šiandien atsidursim vakare Utenoje. Utenoje labai gražiai sutiks ir ten nakvynė ir vakaronė bus gražiai, pabendrausim. Matot, ta misija, kuri gimė Panevėžyje, mes pernai pažiavom per 17 rajonų Žemaitiją, Vidurio Lietuvą, šįmet čia pro Aukštaitiją, kitais metais važiuosim per Dzūkiją ir Sūduvą. Ir man atrodo, tai labai svarbu. Labai dėkojom žiniasklaidai, kurį nušvies. Stepono Kubecko filmai bus ir YouTube, ir mūsų svetainėje lpd.lt. Ir žurnalistai Vytautas Lešinskas nušvietė pernai gražiai ir šįmet jis parašys gražiai apie tos renginius, apie tos bendravimus. Ir mes apvažiuosim visą Lietuvą iki 100-mečio Lietuvos. O jau Lietuvos 100-mečiui ir šįmet užlipsim, žinoma, ant Piliakalnių, uždegsim tautos vienimo sąšauko aukurus, bet jau sekančiais metais Piliakalnių mūsų atminties ir įamžinimo metai ir sutvarkymą padirbėsim per 17 ir kada jau 100-metis nuskambėtų taip visam pasaulyje. O šitie filmai sukurti, mes nešam pasauliui Lietuvą, o pasaulį atnešim į Lietuvą. Važiuoja Babaravičiaus delegacija su 3 džipais 300 000, su 3 džipais 300 000 kilometrų per 3 metus įveiks ir visur rodys tos filmus lietuvių bendruomenėms, kitur kokia ta mūsų graži Lietuva, kaip jinai išgražėjo. Gražiausia šalis pasaulyje Lietuva, neišvažiuokim iš jos, kurkim ją toliau. Ačiū.